Gerbiamas Ryčka, norėjau paklausti, Vicka, ar jūs nešiojate vilnonės kojines? Ne, aš nešioju iš tokio su avies šūdo padarytas tokios labai malonios. Kartais priezikus užsidedu irgi labai malonu, slidinėja, eina čiuožyklą, pačiuožinėti, aišku, nuogas, kad visi mato, labai susijaudinu ten. Žinot tą filmą Džo Purvynas? Labai siaubingas filmas. Ten aš filmavausi, ką jūs norite, ką jūs čia stumėte mano filmą. Aš tenais buvau tas Džo Purvynas. Man priaugo prie proto, atsimenu, tie plaukai taip, oi nemoku tarp plaukai ir plaukai. O jums patinka Nedajonaityti? Aš ją kaip ir noriu atveju. O tai aš tą esu jau ne kartą atveju. Tai aš dar nepaigiau kalbėti, jūs prašome Vicką užsičiaupti, kaip aš kalbu. Tai va, šūdą apkakoja man karvę galvą, o aš uždedu jam ferverką ir speninu šaunu. Bet jis vėl pas mane tulikė mėtos. Tai ką jūs galvojat, ką? Visi mano... Tai ten išsiskaptuosi, tau gerai bus, kaip ir pasakėt, ponas Vicka, prezervatyvai teks. Tai kad ne, aš perku iš liaudės gydytojų ten, kur... Vilnoniai. Aš tai vilnonės kojines nešioju į Tredalų firmas. Ten galima ir pasisiūti kepurę. Taivanio ar Mazivanio, nes Taivanio geriau. Mazivanio, žinokit. O tai va, kokį jūs telefoną turite? Turiu tokią plytą gerą. Iš statybų pasiėmiau tokią. Išgraviravau tokį telefoną ten su tokia kate, kur visą laiką kasdien. O žinokit, pasiėmiau plikytę betoną, tą tokią didelę plytą, tą, kur vos pakelia vieną. Aš panašiai ir turiu. Tai žinokit, aš mačiau pas Gerbiamą tokį gyti, bet aš negaliu sakyti jo pavardės, pasyti yra tos plytos. Tai aš vieną nusisyrinau, turiu telefoną, dabar su jo kalbu, bet man sunku jį pakelt prie ausies. Taip pasidedu ant žemės, iki šiandien netilpa, pasidedu ant žemės, ausį pridedu kalbos, visi galvoja, kad aš durnas. Pas mane tai yra tokia laisvų rankų įranga, įkišu birką, galvu, o ką? Tai maladėts tokia įranga turėtų. 10 litų kainuoja. Tai paduodu. Davai. Jau tiesa, palikau tualete, dabar šuo ten nutaisy. Gerai, Vicka ir Ryčka eina tartis dėl kainos. Viso gero.